Psichologija. Žinoma, ją esant visur. Įpratame gyvenime, sporte, reklamoje. Tačiau žinome, kas yra iš tiesų. Paklausime atsitiktinių praeivių nuomonės apie psichologiją. Turime klausimėlį apie psichologiją. Mes norėtume pakalbinti Jonę Kalsūnaitę. Jonė, ką žinote apie psichologiją? Na, iš tiesų, apie psichologiją žinau gan daug, nes pasiėmiau tokį kaip ir pasirenkamąjį dalyką. Tai iš tiesų mokslas yra tiriantis mūsų elgseną, mūsų psichinius procesus. Ir iš tiesų yra labai įdomu. O jūs galite pasinaudoti savo praktikoje? Savo teorinės žinias? Teorinės žinias. Manau, kad taip, iš tiesų, nes mes žinome daug dalykų apie įvairius sutrikimus. Vienas iš jų yra nemiga, apie tai kalbėjom ir manau, nemiga iš tikrųjų dažnai pasitaikantis dalykas. Taip pat kalbėjom apie mūsų suvokimą, apie mokymąsi, kaip geriau įsisavinti žinias. Tai manau, kad galima. Labai dėkui jums už interviu. Taigi, mes ką tik girdėjome jaunos studentės nuomonę apie psichologiją. Iš kelių mūsų studentų interviu apie psichologiją. Sveiki, ką žinote apie psichologiją? Na, psichologija tai yra, nežinau, man atrodo, mokslas apie psichiką. Ir tuo mano žinias iš tikrųjų ir baigėsi, nes aš visiškai nesidomiu šitą sistemą. Tai mažiausiai... Kiek žinote? Tik tiek. Dėkui, o jūs ką? Tai va, tai psichologija, nu tai psichologų būna daug įvairiausių sričių, kalbančių apie nieką ir apie viską to pačiu. Nežinau, aš kol kas pas psichologą dar nesilankęs esu, ačiū Dievui, bet nežinau, kaip bus ateityje. Tai va, o šiaip psichologija, nežinau, galbūt ir įdomus mokslas, bet jisai tikrai ne man. Ir, nu, aš manau, kad yra žmonių, kurie atsiranda ir mokosi to mokslo, galbūt jiems tai patinka, nežinau, bet man tai iš esmės tai nelabai. O kas yra pati psichologija, tai negalėčiau pasakyti, ką aš žinau, psichika turbūt žmogaus. Tai va. Dėkui už nuomonę. Taigi, tai buvo dar keli komentarai mūsų temai. Dėkui. Girdėjau tokį terminą, bet beje, nieko negaliu apie jį pasakyti. Taigi, girdėjote atsitiktinių žmonių nuomonę apie psichologiją. Dabar paklausykime žymios psichologės Melanijos Klein išsamaus paaiškinimo. Psichologija iš tikrųjų gana jaunas mokslas, tačiau jo šaknų esama daugelyje senųjų antikinių disciplinų, nuo, tarkim, fiziologijos iki filosofijos. Yra gana sunku apibrėžti tiksliai psichologiją, nes tyrimai yra be galo įvairūs. Kaip žinote, nuo nervinių ląstelių aktyvumo iki psichoterapijos veiksmingumo. Tačiau aš drįsčiau teigti, kad psichologija tai mokslas apie psichinius reiškinius, apie jų raidą, kilmę, reiškimosi formas bei mechanizmus. Galų gale tai mokslas apie elgesį ir psichinius procesus. Psichologijos tėvų laikomas Wilhelmas Wundtas, kuris 1879 metais Leipzige įkūrė pirmąją psichologijos laboratoriją. Jis analizavo save patį, moksliškai sakant, atliko introspekciją. What is thousands of passenger eyes? That is fit. Good. Here. That is Hause. Das ist gut. Hier. Das ist Finger. Vėliau psichologijos samprata ir tyrimo būdai keitėsi. Ir dabar turim visokio plauko psichologų. Dabar paklausykime dar vieno žymaus psichologo daktaro Roberto Kaldinio paaiškinimo, kas tai yra psichologija. Kasdienė kalboje dažnai vartojame tokius posakius kaip geras psichologas. Kaip pavyzdžiui, norime apibūdinti tą žmogų, kuris moka bendrauti su kitais, gerai ir supranta. Taip pat mes dažnai stebime
save, savo elgesį, savo emocijas, stebime, kada mes šypsomės, kada mes juokiamės, kada paraustam iš gėdos ar paraudonuojam iš pykčio. Ir mes visą tai suprantame kaip psichologiją. Tačiau tai yra tikrai buitinė psichologija, o daug platesnė sąvoka emocinė psichologija, kurią užsiimame psichologai. Ir pagrindinės savybės, kuriomis skiriasi emocinė nuo buitinės psichologijos, yra empirinių faktų fiksavimas, kitaip tariant, visokių fiziologinių reakcijų stebėjimas, dėsnių nustatymas, mokslinių teorijų kūrimas, mokslinių metodų naudojimas, bei, žinoma, visiems šiam dalykam apsakyti yra naudojama speciali terminologija. Šiuolaikinė psichologija labai stipriai evoliucionavo nuo labai seno laikų ir šiuo metu šiuolaikinėje psichologijoje yra išskiriamos net 7 kryptys. Tai būtų biologinė, psichoanalitinė, gestalt psichologija, behavioristinė, humanistinė, kognityvinė ir galiausiai socialinė kultūrinė. Mes girdėjome Jonės Kaunas Lanytės. Tu gali pabaigti. Dabar mes girdėjome Jonės... Mes ką tik girdėjome. Ne, nu kaip sunku, atrodo, kaip apstos. Aš galiu pasakyti apie reiškimo formas, bei apie mechanizmus, bei psichinius reiškinius. Kirvę, raidą, reiškimosi formas. Na, tai, aišku. Iš viso tai yra mokslas apie elgesį psichinius procesus iš tikrųjų. Taip apibūdiname žmogų.